Nu ką, sveiki. Tiek visi prašė, tiek visi maldavo, kad daryčiau video apie emocijas, kaip aš važiuoju, kaip man sekasi. Tai va, bus pirmas video apie emocijas, apie mano legendinį. Kokie posūkiai. Pavargė jau lipnė juosta. Bet čia nuo Rumunijos. 5000 km biški. Ir Kauno slėgio matyt. Tai va, pusantrą mėnesį nevažiavom. Su emociom. Rumunijos užteka, gal dėl to nevažiavom. Garaže bardakas. Čia dar vienas stovi. Avies kailis iš Rumunijos. Tomas serga. Negali šiandien važiuoti. Varysim ratuką prasukti vienį. Nu ką bandom, pažiūrėsim užsikurs ar ne. Nu, man dabar čia užkurt geriau. Pasilaikyti. Žiūrim čia. Nepatinkantis man. Karšta. Stumėme lauką. Gal gerai, biškai tepalo buvo mažai. Gal dėl to. Nu ką, važiuosim. Žiūrim kaip čia atrodo. Čia tas garsas buvo greičiausiai tepalo mažai buvo, nes ten biškai man buvo reikalų Rumunijoje. Teko pilti mašininį. Tai dapylėm tą likutį, kiek turėjau mašininį. Dabar nebeatsaksi. Arba užkoliam motorą, arba viskas gerai. Du variantai. Pažiūrėsim, kiek nuvažiuosim dabar. Yra mažas ratukas šiandien tikslas, prasivažiuot ramiai. Nu, žiūrim. Nu ką, važiuojam. Kaip senai sėdėta. Iš karto gera prisiminti. 1300 km per vieną dieną nuvažiuota. Kai buvo smagu ir nebekartosim gyvenime. Nu įdomu kaip garsas jau dabar. Reikia gal prisidaryti. Gal dabar geriau biški. Gal kokia vėjo nėra, neaišku. Pirmą kartą testuojam.
Baikeris. Labą dieną. Gal dar labai čia nesidraskyt. Tvarkingai važiuojamas. Senai bevažiuota. Prisiminti. Valdyti šitą žvėrį. Jau patinka. Jau prisimenu. Važiuosim dabar tokiais miškais, žvyrkeliais, man labai patinka. Gal smėlio bus. Smėlis buvo dėtas vien dėl Tomo, kad Tomui labai patinka, bet Tomas sako, aš sergu, man gerklytė skauda, kosau biškį. Sakau, sveik tada tu, jeigu toks jau esi menkysta ir negali išvažiuoti, tai pats kaltas. Su posūkiais. Čia labai gera sankryža bus Velžyje, prašau apsilankyti, kaip padarys. Net peticiją rinko žmonės, ant kiek gera sankryža bus. Bet toks jausmas, kad kažką pamiršau. Smegenų svarbu nepamiršti tik tai. Čia prieš važiuojant. Čia geriausias dalykas. Biškai paspaust norėčiau, bet nežinau, kaip čia jum dabar. Ar nenuskrysit man? Nu, biškai, gaziuką. Lengvai. Здорово. Devyniasdešimt 5 važiavome, neviršėjom greičio, svarbiausia. Navigacija mano užtamsinta po paskutinės kelionės, kur švietė visą naktį veidą. Tai dabar nieko nematau. Važiuojam po navigacijas. Daugumą žinau. Galimai. Kūro pusę vaka, gal net lenkiškas net kūras, sakyčiau. Gal net nesipilam. Minam tiesiai, gal. Nu, gal nesipilam. Karšta. Galvoju, šalta bus, bet pasirodo visai čia karšta. Jo. Pasilgau iš tikro to modsavų. Bet variklis neužkala, reiškia, gal ir viskas čia gerai, gal man čia tik girdisi, kad tenai biškai klaksėja ten iš tikro, gal prisipažinsiu, gal ten biškai tepalo buvo mažoko. Dapyliau dabar. Pagaidžia kažkokią. Reikia tik krekanavą šiaip numint pasimtą tepalą. Yra likutis. Gal ir šiandien ir nuleksim. Žiūrėsim pagal laiką. Gal ir nuleksim rimtai. Čia prasuksim. Bam, 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 bam. Biški pro Ramygalos miškelį link Krekenavos paguldyt mocą. Svarbu pačiam tik neatsigulti išką. Nu jo, bet ors gal ir nieko. Debesuojas, bet viskas kaip ir gerai. Kiek tą valandą iš tikrųjų net nežinau. Pikas nebūtų koks. Gerai jaučiu
Susitiksim, kaip išvažinėsim iš tą miesto. Siek čia nesidraskysim, ramiai važiuosim, negalima, tvarkingai reikia. Gerai, davai, susitiksim kažkada. Nu va, sveiki sugrįžę. Po sekundės mes jau išvažiavom iš miesto. Važiuojam dabar link Samaninės kaimo lėktuvais. Dar nežiūrėjau į navigaciją. Bet kažkur iš atminties, gyvenime nevažiavę, aišku, čia, bet mapse žiūrėjau. Kažkaip čia reikia važiuoti. Čia gal kažkaip žemesnį bėgį. Antra. Oi, kaip smagu. Oi, BMW. Miške. Offroad. Endurinam. O 110 gal nereikia 110 važiuoti kaip pirmą kartą. Galima biškį ir mažiau. Nes net nežinau, koks čia žvyrkelis. Nedulkinam. Įdomu, kaip miške man bus čia. Ar nebus man tik tai šlapia labai tenai? Gerai sankryža. Nežinau. Turbūt, kad čia. Wow. Ramiai važiuojam. Kas čia parška? Panelė mano. Nesupranta, atsisuko varžtai. To. Čia reikia nenusijobinti iš tikrą važiuojant į vieną ranką. Nu, nežinau, biškį barška kažkas. Gal jau nesigirdės labai baisiai. Gerai, ką čia turim? Vėl sankryžą turim. Kažkur man reiks į kairę, į mišką lysti. Greit pasičekinam. Aišku, niek čia nesikrovė. No driving. Kažkas mirda. Gal ne į mane, ne pas mane. Gerai, aš nenoriu tą CarPlay'aus. Išjungiam. Tiesiai visą laiką. Realiai. Tu ten biškį kilsim pro sodus. Tai gerai. Traktorius dirba su traktoristu. Kas čia buvo? Smėlis. Jau nepatinka. Labą dieną. Kaip karštai, gal biškį atsiraitot. Iškart nepadėjo net. Gal biškį geriau. Kita ranka dabar. Nenumir tik tai. Ne, nepavyks. Važiuojam ir tai bus gerai. Ne taip ir karšta. Oi. O, noriu iš kamerą pasitaisyti. Bum. Ai, mes šiandien... O, čia buvęs. Prieš daug metų labai.
miškelis, kaip gera. Važinėt po miškelius. Antivabalų skydelis. Ten kaip smagiai atrodo. Bet mes šiandien ne to susirinkom. O blėt, ir ne šito. Eik ten pilni batai vandens. Gerai. Reiškias, nereikia čia labai jau įsigazuot. O, čia kažkas važiavo jau. Ramiai, galima įvažiuoti į posūkį. Viskas kontroliuojama. Padešinė yra bėgiai, koks geras kelias! Wow! Eina sau, kaip faina. Konteineriai. Kažkas gali būti šunų. Šunės yra blogai. Nes pervažiuosi ir nuskrysi. O, ten tai nevažiuosim jau. Geležinkelio stotis, va, prašau, jum. O, ten koks kelias. O, mum kur? Gal tiesiai. Važiuojame, kol baigsis kelias. Wow. Kaip smagu. Gaila, kad tik valgyt noriu. Čia gal reiktų biškį prisistabdyti, jeigu mašina iš priekio, tai man raganosis. Oi, kas čia buvo? Oi, kas čia buvo? Baidas. Ilgai uždarytas buvo. Mano Suzukis. Antrą mėnesį garaže ilsėjęs. Buvo labai pasiūtis. Oi. Bet kamera skrenda. Reikia pasižiūrėti. Kamera daug kainuoja labai. Ir norėtų prajobinti iš karto jau. Wow. Gaila to man nėra. Oi, tu savas nemiriau. Dėl drifto. Jum tai stabilizuojas ten viskas. Nejaučiat, kaip mane mėto. Vaizdas turėtų būti jums vienodai. Liktais. Kur mes čia važiuojam, iš tikrųjų, nežinau. Neblogas kelias, iš tikrųjų. Man tokia posė, kad nepatinka, kai nieko nematai. Važiuos koks keturačiai blemba. Ir viso gero. Jau geriau būt lėtesniam, bet gyvam. Bėgiai. Dūstam. Reikia bėgio žemėsi. Noriu pažiūrėti, kas čia gero. Tai bėgiai. Gerai, nėra labai šlapia. Aišku, ant tų žodžių bala. Šiek tiek minimali. Labai norėjau šiandien maudytis. Ramiai norėtus prasivažiuoti.
Geras tas litras iš tikrųjų ant žvyro, tai kosmosas. Žiūrėjau, tai stau ten dūrint reikia. Kalina užsegis. Ir po to negaučiau per putimą. Kas čia? Pagaliai. Au. Kas čia? Mačiau mašiną. Įsivaizduojat? Matram man tiesiai. O kurva, kas čia atvažiuoja, eik, tu nakrai pasitrauk, da savažinės. Davai įsivaizduokit ant tų posūkių. Jie tikrai nevažiuos lėčiau, o ten nieko nesimato. Kas būtų buvę, būčiau nebevažiavęs greičiausiai. Nu, pasisekė man čia, galiu pasakyti tik tiek. Jo, reikia varyti šitą mišką, nes šitais bagiais suvažinės mane. Po to, man atrodo, tenai. Ai, Karsakiški ir ten. Jo. Smagus aparatai, bet nepatiko man. Jeigu aš būčiau tam aparatė, tai man būtų zajebys. Bet dabar kažkaip kozeriai ne pas mane. O blemba, nepataikiau. Eik tu. Nieko nesakysiu. Blemba, gal čia barėką važiuot nusipirkti Karsakiški. Nes kažkaip jau ta kiaušinienė jau kažkaip prieš 6 valandas ar kiek čia jau kažkaip jau nebėra jos ten. Netgi yra problema dar, kad kameros pakrovėjo nepasėmiau, o jinai, matau, gali greitai įsikrauti, mano kelionės net laikyti. O, jaki kažkas labai nelaiku. Labai nelaiku. Žiūrėjom, ramiai, nes čia yra jau sodai, neprikelkim gyventojų. Antrubėgių savo, ramiai. Be nesąmonių. Galimai tiesiai, jo. Gerai, jaučiu, pataupom bateriją. Nieko čia gero nebebus. Susitiksim prie Čeburėkų greičiausiai. Nu va, atvykome Čeburėkų. Paragauti. Čeburėkai, prašau. Einu nusipirkti. Pavalgyti ir atsigerti. Čeburėkas yra dėžiai. Važiuojam. Čia netoli ir tokia vietelė lygtais, bet aš nežinau, ar ten matysis kažkas. Iš mapso gražiai atrodo. Gali būti privati teritorija, bet pavalgysim tenai kažkur netoli. Pridaryti, kad vėjas nešvilptų. Čia atsidaryti. Žodžiu, viskai pasiklydom. Žodžiu, biškį pasiklydom. Reikia navigaciją biškį pasitikrim, pravažiavom šiek tiek. Va, čia rodo, kad galim durti tiesiai ir tada važiuoti iki tos vietos.
Visai neblogas keliukas. Oi, tau nieko nematau, kad musės akyse. Čia nepatinka vanduo. Ne vandens mocas reikia nepamiršti. Ir sankryžoje į dešinę. Aha. Aha. Čia turbūt avis. Čia koks gražus parkelis tarp medžių. Avis. Ženklų nėra, kad draudžiama važiuoti. Aš arčiau esu ramiai. Pur. Čia kaip gražiai gyvena. Prūdas. Ajajai, kad tik karvės mirta šūdais. Fui. Matau mašiną. Prius. Geriausia mašina. Ką čia daro? Ne Prius. Toyota vis tiek, man atrodo. Arba aš jau tam tiek jau aklas. Net ne Toyota, kad čia šneku. U Jėzuvos į griovį įvažiavau. O čia tipo kažkas turėtų būt, bet jaučiu, čia negalim važiuoti. Šlagbaumas atidarytas. Pasižiūrim navigaciją. Ne, čia į kairę. Čia galim važiuoti ar negalim, dabar klausimas. Nu, Toyota, bet ne Prius. Ok, tu, blėt, vos nesivažinėja. Važiuojam. Ką žinot daryta? Ženklų nėra, privati valda nieko. Čia pradeliai tokie va. Parkelis kažkoks. O čia kaip minkšta, vaikai, čia man mocas griūs. Ui. Radau akmenį. Ant akmens. Važiuoti čia papūksime. Biškį pavalgysiu. Gal kam įdomu, čia burėkas tai va. Pusės pavalgiau. Mėsos patiek. Biškį riebus, bet man soj. Pavalgėm va čia šitoj vietoj gražioj labai. Nieks neišvarė, labai gerai. Opa, sidarom taip gal. Vaizdelis. Nekreipkite dėmesio, kad šalmą laikau rankoje, nes čia mikrofonas dabar yra sukonektintas su kamera. Tinginėt labai. Tai va. Ką? Tiek šitą video žiūrės kokių 20 žmonių maks, tai mano šeima greičiausiai. Keli draugai. Bet tiek galiu pasakyti, ką čia vairuojam. Turim Suzuki V-Strom 1000 litras, 7,3 liktais ir 7,4 kW. 2003 metų senelis jau. Ne pirmos jaunystės, sėdynės paplyšus jaučko. Čia irgi jau posakį nuvargę. Liūdį. Nu bet, važiuojam trečią sezoną su juo. Smagus mods iš tikro, galios sočiai. Jokių
nesąmonių iš elektronikos. Tai kas yra šviesos, posūkiai ir spidometras. Daugiau elektronikos kaip ir nėra. Jokių kontrolių, jokių ABS, nieko. Laukinis arklys, kaip sakoma. Spėk gaudyti. Nuvažiavęs, kiek iš čia nuvažiavęs jau pas mane. Ček. Kas per ček? Kas per ček? Ei! Kas per ček? Ai, beigis buvo. 69907. 70 000 beveik. Nemažai kaip motociklui. Geras daiktas. Čia reikėtų susiūt. Būtų gerai. Čia reikia palūžę. Būtų gerai sulituoti. Ką, važiuojam toliau. Ratuką sukti. Šitą iškirpsim. Gražiai išvažiuojam, neišsidraskom. O, kaip gera vėl važiuoti kelyje. Ką, dabar važiuosim link Bigailių. Ne į Siaubo parko ar kas per parkas, aš nebežinau, kažkoks parkas. Bet pro jį į mišką kažkokį didelį. Pro mišką pravažiuosim. Tada netoliu Trakiškio, lygtais karjeras ten yra. Ir žiūrėsim, ar bandysim pro tą karjerą važiuoti, bet ten man atrodo smėlis. Jo, aš su smėliu nelabai draugauju ir man padangas nėra labai jau, sakoma, Dakarui važiuoti per smėlį. Tai nežinau, gal pabandysim, bet dar vienas, kad nereikėtų man po to evakuatoriaus kviesti, kad iškeltų iš tą smėliaus. Vis dėlto 200, kiek čia, kilogramų liktai. Iš vienas gali ir apsidirbti, kelnes net pakelt, bandyti smėlę. Tai nežinau, dar pažiūrėsim, mąstysim. O gal minsim į Krekenavą. Dar kepaliuką pasim. Jau važiuojam kelyje. Vis aš dar tos bagius prisimenu. Minutę vėliau ir neaiškiai būtų baigėsi. Ant to posūkio, taip lėtai, kad ir važiavau, bet jie nelėtai atvažiuoja. Nemalonu. Gerai, man atrodo, čia dešinė. Galimai. Važiuojame šitą tvarkingai. Oi, akmuo buvo. Ir tik vos gaziuką paduoti. Svarbiausia saugumas.
čia. Ir pirmą bėgį. Antrą bėgį ramiai. Atsimenu, labai prastas žvyrkelis būdavo. Kaip ir dabar. Normaliai kol kas. Gerai, jaučiu, galim čia pastabdyti. Čia vis tiek ramiai važiuosim greičiausiai. Oho. Gal ir pafilmuot galim. Jau kad per ilgas video pamatau. Čia viską filmuojam ištisai. Eik tu sau kaip kraratą. Smogėčiau. Išpaspaudžiam. Tam susidaryti stalčių. Kad dankų nepamesti. Jeigu skrysim kažkur. Dakaras. Subinę pakeliam, varom kaip Dakare. Reik prisiminti, kad čia nesvals nepaguldys taip lengvai. Aišku, kas per posūkis. Sustabdom ramiai, nes nežinom, kas ten. Ten nieko. Oi. Blemba. Arba žvyras geras, arba padangos geras. Au. Gerai važiuojas iš tikro. Oi, čia jau gal pristabdom. Ramiai čia galim pravažiuoti, nesitaškyti. On. Vau, kaip buvau pasiilgęs. Nes aš iš tikrųjų labai geras vairuotojas, galiu prisipažinti. Bet nes yra blogas. Tai iš manęs tipsų patarimo daug nebus, kaip važiuoti, ypač bekelę. Žvyrų patinka važiuoti. Gerų žvyrų, aišku. Ne kaip, kada čia užpernai aplink Lietuvą važiavom. Prie Kaliningradą gyvenim nepamiršiu žvyro tokio, kaip smėlis. Ir gal koks 100 kilometrų tiesiai to smėlio žvyro to. O man pirmas gal sezonas buvo su mocu, nebeatsimenu šitą, tai gal antras jau, bet kad žvyru nevažinėdavau. Pirmą tikrai nevažinėjau žvyru. Tai buvo kelnės ne tik pilnas žvyro. Tokiu žvyru tai čia malonu važiuoti, va 90 važiuoji. Nei taršo, nei ką.
Galėčiau daugiau pavažiuoti, bet kažkaip dar nesinori. Ar norisi biškę vėl apšilti, ramiai. Bet to labiau nelabai žinomi keliukai. Šaka. Galvos nepaliktam šakos būtų gerai. Čia aikštelė. Su mergaitė atvažiuoti, pasibūt. Arba su žmona, aišku, galima. O. Kas čia buvo? Eik tos, savo kaip smagu. Bet kad barška, man tos plasmasės nepatinka pas mane čia. Gerai. Kur mes čia randamės? Ten keliukas kažkoks smagus mačiau buvo. Aš dar Bigailių neprivažiavau, man atrodo, tų kažkokių. Neprivažiavau, liepis. Man reiks per bėgį, žinau, persikelti ir į mišką. Wow, mes taip aplink Lietuvą važiavom žvyrkeliais su Sarkorčių sienos. O ten tai buvo kelionė. 3 dienos, man atrodo. Ištrūkom. Va, 1 dieną. Na jo. Ne. Jo. Ne. Jo. 2 naktinės. Jo. 2 nakvynės. Prie jūros. Varėnoj. Ir namo. Nu jo. Nu buvo tik reikalų irgi nevažiavę. Žvyrai su sakiais bent jau aš, tai pavargęs buvau. Kiek mašinų, kas čia už dyką gal pardavinėjai, kažką tai davinėjai? Eik tu savo, kas čia darosi? Čia visą tik daug. Atrakcionai. Ką tu? Net nebuvęs čia. Reikia gal šeimą atsivežti. Pala. Ar tik ne Egis ten buvo? Ką čia darot? Eilinį kartą pasiklydome, ne ten nuvažiavome, bet turėtume kažkur iššokti. Čia va, šito keliuku reikia minti, kad grįžti atgal. Labai karšta. Per kažkokius kiemus važiuosim. Žodžiu, turim pasiekti bėgius. Kažkokiu būdu. Bėgiai.
Čia greit nevažiuojam, čia vis tiek žmonės gyvena. Netriukšmaut, nedulkint. Kiek gerbti ir jų. Sodybėlė kokia faina, eik pusiau. Kas čia gyvena? Žmonės turbūt. Aha. Aha. Neįsivaizduoja, kur važiuot. Važiuojam ten, nes kiek atsimenu, aš turėčiau grįžt dabar, nes pravažiavau. O! Babajus gal veža. Iš čia išvažiavo. Čia veikia. Aš galvoju, kad man reikia ten važiuoti. Čia važiavau. Koplyčia Magdalenos. A, čia ta aikštelė, kur sakiau, kad su mergos žmona gali tai yra atvažiuoti. Ir šitą pervažą, kur turėjau pasukti. Ir viskas aišku. Gerai, stojam čia, žiūrim. Toliau. Neblogai, keliukai. Įdomu, kaip jums vėjas labai švilpia ar ne? Sužinosim tik montuojant. Tai jeigu ką, bus muzikytė dabar. Arba nebus. Nes nieko gero nebuvo čia. Galimai. Nenoriu čia labai lėkti. O, ežeras. Batai mano nelabai pritaikyti ežerams. Oi, oi. Pasakiau dešiniau visą laiką dešiniau. O mašina iš priekio. Labą dieną. Čia apleistas koks namelis. Įdomus. Apsilankyti net gal būtų įdomu. Raudonų plytų. Oi, kto sau, čia jau prasideda. Kas man nelabai patikti. Reikia gal per vidurį važiuoti iš dabar visų apšakom. Per vidurį dabar apie pusės galiu nuskristi. Važiuojam va. Palei dešinį. Palei Dilgėlės. Ramiai savo.
Mes čia ne su hard enduro, ne su krosialka, su adventūrė išvis, kur nerekomenduojama važinėti pelkėmis labai, jeigu krano neturi. Čia. Ir mano batai nėra tokie jau faini. Važiuojame to iš tolėliau. Gal reikėtų antrų bėgių važiuoti, ne pirmą. Nu ką, dabar per mišką. Chill ride, kaip sakoma. Be jokių nesąmonių. O blėt. Eik tu nahui, pilni batai. Pizda, kurva. Eik tu. Chill ride'as baigėsi. Pilni batai vandens. Mūsų gurkščio negavom. Aišku, aš čia durnelis bandau čia kažką įrodyti per vidurį važiuojant. Gal biški padangos ir nėra skirtos tokiam keliam. Na, bet ramiai važiuoju. Ai, tu pist, va čia tu negerai. Kaip ir sakiau, nesu labai geras vairuotojas su tokiom sąlygom. Būtų lengvesnis gal motociklas, būtų gal ir fainiau važiuoti. Tuo labiau lankų nėra. Reiškia, gali būti ir be plasmasių toj nebūtų. Labai viskas paprasta. Nėra plasmasių, nėra pinigų pas mane piniginį. Nėra pinigų pas mane piniginį, nebėra ir žmonos greičiausiai. Gerai, ką čia turim? Oi, tu savo. Kažkodėl man galą meta labai. Ai, važiuojam per čia. Sakiau vis laik biški dešiniau, nu tai dešiniau. Čia pirmų bėgių kaip važiuojam mes. Eik tu savo. Smėlis. Čia Tomo svajonė. Važiuojam andurint. Atsistojus. Čia dabar Tomas kaip važiuotų, dabar guli lovoj su servetėlėm ir skaudančią anginą. O aš pilnom kelnėm ir pilnais batais vandens endurino. Bele kaip važiuoju, kietai. Vau. Vau, kaip gerai važiuojam. Tomas čia varytus kersas per balas. Dugnais, palaidais plaukais. Mes irgi važiuojam ant greitai visai. Oi, pavargau stovėti. Palauk, kas čia vyksta? Biškai prisėdam. Gal atsistojam. Biškai lengviau atsistojus. Antrą bėgio, gražiai, ramiai, be jokių cirkų. Kas čia? Mašina. Pysasi. Tai yra vagė. Miega, grybauja, uogauja. Oi, eik tu savo! Eik tu savo! Eik tu savo! Gal geriau atsistosiu. Matau smėlę. Jau nepatinka. Ramiai atsipalaiduojam. Žinau, kad nereik vairuoti
Jeigu mocis pats važiuoja, kuriem reikia, o man va tik neišgriūt, va taip va. Kaip faina, eik tu savo, kaip įdomu. Vau. Važiuoti ir važiuoti tokiais keliais. Mėgautis reikia. Kas čia daras? Nebemoku važiuoti. Nors labai ir mokėjau iš tikrą. Matau karjerą, gal ir nevažiuosim karjerą mes šiandieną. Užtenka man jau. O šito. Nesąmonės. Eik tu savo, kad jūs žinotumėt, kaip ten šlapia buvo. Čia per kamerą tai atrodo, čia važiuoju normaliai keliu, bet iš tikrą tai čia. Jau pavargau. Būtų tie lankai. Batai normalūs, tai sakyčiau pizdu. Važiuojam. Gerai, čia sankryžos neatsimenu, kad būtų buvus. Kelnes išsiploviau šiaip nesenai. Nu ką, pasižiūrėjom, kur važiuot. Važiuot čia. Smėlis. Ai. Antrabėgį bandyti ir stot. Nes čia kitaip tai raganosis. Pala, jeigu aš iškelčiau dar kamerą aukštyn. Geriau gal būtų kas, bet kas čia geriau. Tuoj bus griovys, man atrodo. O eik tu savo, kiek vabalų. Važiuojam greičiau. Da užgesam. Gospodi pamylu. Aišku, per balą. Aišku, vos neskendam. Eik tu savo, kaip sunku. Kaip smagu būtų čia Tomui, aš jau matau. Oi. Ką man? Man irgi smagu. Nesiskundžiu iš tikrą, įdomu. Va biškė nėra va tokių nesąmonių. Balų tokių, pilni batai būtų, žvyra, vandens. Va tokie nepatinka, eik savo. Čia gali paguldyti greitai. Ant šoniuko. Ant šoniuko gali paguldyti ir savo čiurną susitraiškyti. Oi. Kaip smagiai važiuoja, eik tu savo. Kaip čia minkšta, kad jūs žinotumėte, eik tu savo. Svarbiausia, neišgriūt, būtų gerai. Va! Dar vieni grybauja. Važiuojam tiesiai jau čia.
O, kuro lemputė užsidegė. Opa! Kaip skaudžiai, net kamera nulinko. Kai nėra osmėlė, galiu važiuoti. Kušiu, medis. Ой, блядь! Vėl batai pilni vandens. Važiuojam savo ramiai per miškelį. Neįsigazuojam savo taip greit. Oi. Kalneliai. Na, biškį lėčiau, kad vėl neįtraukti kokią balą. O eik tu savo, kokie čia. Jeigu va taip nutrauktų mane. Ne, faina būtų. Biškė civilizacija. Greitai pasižiūrime, man atrodo, į dešinę. Turėtų būti. Skrendam. Ir nebetoli jau. Nu ir tu savo. Kameros nepamesti. Šiaip ant mapso tenai oficialių kelių nėra. Bet ten būdavo padaryti. Kiek? Prieš daug metų. Oi. Kokie bėgiai, opa farė. Čia va, kažkur. O keliukas kažkoks yra, nelabai tartis, o čia į karjerą jau šitas keliukas. Pabandom pavažiuoti. Jo, man va ten reiktų per tas Dilgynis važiuoti. Ten va. Gal ten pasiliksim su Tomu, kada pravažiuoti. Ten patinka labai. Ten va galima nuvažiuoti kažkur. Gal pasiliksime.
Čia va kalnas kažkoks ten va yra. Ne šitas, aišku. Galima jau važiuoti. Kur aš čia važiuoju, tada galvoju, tikrai ne tas čia kelias. Čia va miškais va. O, koks kalnas. Nu, čia aš norėjau su Tomui važiuoti, kad matytų, kaip aš važiuoju. Kietai. To nepatikėjęs, kad toks status, net per kamerą atrodo nestatus, labai toks mažytis. O realybėj, Everestas. Čia? Gal nepapjaus? Važiuojam atgal. Kūras jau baiginėjasi. Reiktų gal pasiskambinti, gal. Ir nuspręs, ką daryti, ar baigti jau kelionę, ar varyti į Krekenavą. Nu, žodžiu. Aš jau galėčiau po dešinę važiuoti. Nėra šakų. Pratingiau. Labai karšta. Sustotų iškart, nes nebegaliu. Gerti noriu. Ir nuspręsim, kų darys man. Situacija dabar tokia. Kur va mašina? Situacija dabar tokia. Susiskambinau. Brolis namie. Važiuoti tepalą, pasiimt tą likutį. Kaip ir aišku, dabar man mirksi lemputė. Man iki Ramygalos kokių 3-5 kilų. Mirksėt pradėjau prieš tai. Kiek galiu nuvažiuoti su rezervu? Tiksliai nežinau. Mašinai, žinau, 100 su biškiu gali varyti. Vos ne. Tai ekonomiška jau labai. Mocų nežinau. Bet manau sužinosiu. Reikia minti tą lemputę į tą Ramygalą. Jeigu ką, priveš, gal. Kažkas. Gerai, jaučiu nebe eikvojam baterijos, nes liko apie 30%, man atrodo. Ir susitiksim degalinį. Arba ne. Nu ką, vis dar važiuojam? Kūras jau mirksi, seniausiai, bet iki degalinės jau nebetoli jau. Kaip 5 kilometrėliai. Turėtume datraukti. Čia yra karjeras, o kairę matote, turbūt galimai ir ne. Čia posūkis. Labai staigus, smėliuotas. Oi. Steigis, tūkni gazot. Dabar galima gazot. Galima biškį prigulti. Galima biškį paspausti. Šiek tiek. Galima biškį stabdyti. Galima biškį paguldyti. Pastabdom 60 kažkodėl. Čiuojame 60. Retai. 70 beveik. 80.
Apsilenkėm ramiai, kad netrukdytų eismui. Labai retai važiuoja čia kažkodėl. 80. Tvarkingai. Arba vėl 90. 90. Nedarysim, 93. Čia visas 50. Kam du važiuot? Čia vieną kartą vos nenuskridau, atsimenu. Oi buvo. Eilinį kartą reikėjo kelnes plaukti. Ant šito posakio. Oi. O, ir degalinė. Iš Palmaus paguldyti kažkam vingiuot. O, kaip smagu. Gerai. Какая ситуация? Пизду, važiuojam. Хорошо, и будет хорошо. Бензин, пожалуйста. Nu ką, prisipylėm, netgi 19 litrų suvarvinom. Dabar važiuosim. Kiek ožių. Ai. Ramygala. Oi! Oi. Nu ką, važiuojam? Važiaunam. Senai bevažiavęs iš tikrųjų. Taip jau. Labai atsimenu. Oi. Arba navigacijos biškį sunkoka. Nežinau, kas ką laukia. Privažiavęs jau ne vieną kartą, bet oi, čia kiek akmenėlių. Oi. Gali būti. Kaip su automatu, tam kabėga net nereikia. Oi. 50 kažkodėl ženklas. Kodėl? Akmenėliai. Negerai. Nepatinka.
skrendu. Akmenėlių pilna, tai kaip man dabar guldyti? Aš čia su alkūnė liesdavau anksčiau. Asfaltą. Dabar neliesi, nu kągi čia. Pavojinga. Devyniasdešimt. Gerai, 95. Oi. Ir vėl 50. Nesuprantu, kodėl čia 50. Stabdome. Čia irgi prisistabdome. Čia kad ir pagrindinis. Bet gali atsidurti ant tos statelio stogo. Oi, kiek kalnelių. Nu ką, jau čia. Nu gal nepavažiuojam čia. Nu jo, tepaliuką pasiėmėm. Motoras kaip ir nebeklaksi, viskas gerai, važiuoja, nieks neboksuoja. Gražu. Nes dar norėčiau kažkur va išvaryti, pafilmuoti. Kokią su nakvynę, kokią pravažiuoti. Gal va kažkur nuvažiuoti, kokių objektų aplankyti, griuvėsių, kokių įspūdingų. Tada prie kokio ežero ar upės. Permiegot, pažvejot, pagaut kokią lydeką, išsikept, pabūt ir grįžt namo. Įdomu pafilmuot, pabūt. Pamatyt, pabūt. O, sakai, reikėtų išjungti. Fotkina į priekį, o ką tai reiškia? Važiuosim leistinu greičiau. Gerai, gal susitiksim Panevėžy už kelių sekundžių. Nu ką, šiandienos kelionė kaip ir į pabaigą jau. Gavau paskutinį įsakymą iš žmonos Gisburgerį nuvažiuoti nupirkti. Tai važiuojam per miestą. Visą dabar, ne kitą miesto galą. Gisburgerio. Kad būtų soti ir laiminga. Ir man neužtų galvos.
Šiandien futbolo finalas. Ispanija prieš Argentiną. Gersiu vandenį iš skarbonkės. Ir ramiai norėsiu pažiūrėti. Nežinau, jaučiu į kamerą tiek jau baigia įsikraut. Sakoma, metas atsisveikinti. Pasivažinėjom, man patiko, šiandien matėm, jeigu apibendrinant dieną, tai buvo visko. Buvo asfalto, buvo žvyro, kieto, minkšto, buvo smėlio, sauso, šlapio, buvo balų, buvo maklos, buvo molio, šlapia kažkokia nesuprasi. Vos nebuvo blynų kelių. Pasivažinėjom ir posūkiais, darom. Ir paprastai tiesiosiom ramiai pakruizinti, kaip sakoma. O biškai ir mieste pasivažinėsim, tai šiandien bus liuks dienelė. Tai va, pasivažinėjom, apšilom. Gal ir susitiksim kitam išvažiavimo, gal ir nebesusitiksim niekada gyvenime. Gal sakysi, nebenoriu nieko čia filmuoti ir parduodu kamerą ir visą gerą. O gal ir filmuosim. Turim šiaip ir droniuką pafilmuoti, jeigu matyt, gal ir kažką nufilmuosim įdomiau. Šiandien tik tai va toks išvažiavimas buvo. Pasibandyti, kaip kas. Po to žiūrėsim. Gerai. Čiau, paka, visą gerą.